Imk laikraštį skaityk, o aš čia dirbsiu. Tai aš galiu dirbti. Ne. Taip pat aš eisiu skaityti, o tu rūpų įskaityti. Pietus tada aš einu. Pirmoji pažintis įvyko 1944 metais Anykščių gimnazijos kieme prie aukštų medžių, kurie augo ant tako einančio į mūsų klasę, kurioje tada vyko pamokos. Pamačius jie, kažkas viduje nubėgo per visą kažkoks tai keistas jausmas. Kas tai bus čia per mergina? Sėdėjom šalia su jo pusseserė, pas kurią aš gyvenau. Ir jis visą laiką tą savo pusseserę bombarduoja. Kada tu mane supažindinsi, kada ateidi dabar jau į svečius ir susipažinti. Na ir tada jau kaip susipažina, tai tada tik tai barbarai duris ateina 8 valandą vakarą ir kavalieris yra tada. Mes visą laiką va taip už pirščiukų va šitaip vedžiodavom, va parodyk kaip. Va šitaip, mes kitaip nevaikščiodavom, va tik šitaip va. Ir pirmą sykį pasibučiavom tik po pusės metų. Po pusės metų tas buvo. Išleidžia, išėjo į kambarį, išėjo jau į lauką, į gatvę. Na ir galvoju, sakau, kadagi jisgi čia pabučiuosgi, jau čia pusę metų vaikšto ir nieko, jokios naudosgi nėra. Nu, tai aš dabar tik ties pakšt va šitaip. Nu, tik, oi, ačiū, dėkui, kas šitą, dabar nu, kaipgi nebuvo, dabar kaimynė dar matė už kitoj pusėj gatvės. Kaipgi nebuvo. A čia tu ir filmuoji mūsų čia, Nu, tai buvo, nu, gerai. Nu, kaip nebuvo. Eik toli nuo puodų. Mes 6 metus draugavom šitaip. 6 metus mes draugavom, už pirščiukų vedžiodavomės, atsisveikinam, pasibučiuojam ir viskas, ir pasibaigė viskas. Ir paskutiniam kurse, sakamgi, paskirs vieną į vieną pusę, kitą į kitą pusę, jeigu nežinoti. Tai reikėjo apsiforminti. Na ir vieną dieną jau susitarėm eiti į Zaksą. Nu ir mes einam vieną sykį aplink apėjom. Neintėjom, praėjom pro šalį. Antrą sykį aplink apėjom. Trečią sykį. Nu tai galų gale sakau, nu tai kiek mes dabar vaikščiosim. Tai pasirodė visą laiką tempė mane, visą laiką tempė. Nu ir šiaip taip ėjom, bet ėjom į antrą aukštą, o drebėja kinkas, o drebėja kojas iš pakinklių, nebent visai buvo, nutirpi kojas ir vienam ir kitam. Draugai jau čia į kambarį paruošė jau čia stalus dabar. Nu ir tokioj palėpėj miegojom.
Tai pirmą sykį atsigulėm į lovą dabar. Ir vyras atliko sarmato ir nieks neišėjo. Na jau šitą tai jau nepasakoju. Ten bus juokas, ją išvis su šitą filmu. Kokie jau mes, kokie senelė buvo, kokie buvo kvailučiai, kokie, matai, nemadingi. Po 6 metus draugavom, 7 tik apsivedėm ir vis tiek, matai, kaip. Na tai va, paskui jau gyvenam jau. Atšventėm sidabrinės vestuvės, auksinės vestuvės ir šiais metais, 2010 metais, atšventėm deimantinės vestuvės, tai yra 60 vedybinio gyvenimo metų. Tai močiutei, va čia kur sėdi ir šneka, 83, o tam seneliukui 85. Deimantinės vestuvės tai buvo mums pačias įdomiausias. Išvažiavom į Druskininkų sanatoriją. Ir dabar mes žiūrim skelbimas, kad yra šokių vakaras mudu abudu. Pradėjo dainuoti, šokti, paskui ta vadovė sako, gal kas nors turi kokį pageidavimą. Ir mes dabar priėjom ir sakom, mes norėtumėm valsą, kad mums sugrautumėm. 60 metų, deimantinės vestuvės, kaip tik va švenčiamės va dabar. Tai oi, buvo prasidėję ovacijas, užgroja mum tą valsą, mes abudu išėjom šokti. Po šokio ta vadovė sako, o dabar visi atsistojam ir sugiedam ilgiausių metų. Tai žinai, mums buvo iki ašarų abiem. Tai va, vaikeli. Tikrai tai buvo. Tikrai tai buvo.